2, 1, go. Sveiki atvykę į Laikyk Kardaną. Šiandien noriu padaryti trumpą video, ne ilgą, ne valandos, net ne 30 minučių, kelių minučių. Apie ką? Apie dviračių batų padukus. Nes manau, kad apie tai mažai kalbama, kadangi kai mes perkame dviratį, ką pirmiausiai dažniausiai keičiam. Mano manimu, kiek aš girdėjau, tai balneliai, nes vis tiek turim kiekvienas skirtingas savo klubų dydžius ir panašiai, tada keičiam balneliai. Bet dažnai pamirštam pasikeisti, perkant naujus batus, padukus. Kas tinka visiems, dažniausiai ką netinka niekam, todėl tikrai rekomenduoju iš savo patirties pasitikrinti savo pėdą, kaip jinai išlinkus, koks išlinkis ir pasikalbėti su profesionalais, patars, kaip ir šitoje, tarkim, parduotuviai, kur dabar esu, esporte. Irgi tikrai patars, irgi rekomenduoju šitam, netgi skatinu, kiekvienas parašykit komentaruose, kaip savo patirtis padukų, ar jums dzintį padukai iš tikrųjų, o gal naudojate, kokius spec padukus naudojate ir kodėl man kilo šita mintis, nes taip kaip šiandien žiūrint, iš tikrųjų NBA dažnai mėgsta dovanoti kėdus savo. Ką pastebėjau ir taip buvau, netgi kvestionuodavau save, kodėl jie prieš dovanodami išsiima padukus, pasideda ir tiesiog parašą atiduoda. Tai mano dabar supratimas atėjo pagaliau, kad ko gero dėl to, kad irgi turi spec savo padukus ir nenori ten juos atiduoti, nes tam žmogui tikrai bus nereikalingi. Todėl mano skatinimas būtų pasidomėti, kokia jūsų pėda, nes daug valandų minate, ir pabandyti kitus padukus, todėl jums koje geriau stovės, bus daug patogiau. Galima rasti padukų įvairiausių, aišku. Yra ir po 30 eurų skirtingose parduotuvėse, galite irgi komentaruose rašyti, kokios parduotuvėje, kokius padukus perkate, bet mano patirtis buvo, man patiko labiausiai šie padukai, netgi firmos net nežinau iš tikrųjų, Solestar. Pakankamai brangus, 100 eurų, karboninis, bet kodėl man jie patiko, netgi tuo metu Donatas Širzytis dirbo šioje parduotuvėje, sako, paimk vieną treniruotę, pravažiuosi, vieną batą įdavė paduką, kitą ne. Ir toks skirtumas buvo didžiulis, kad jau tada pradėjau taupyti ten to 100 eurų, kad įsigyti šios padukus. Bet prieš tai iš tikrųjų važiavau 2-3 metus su Specialized padukais po Bikefito, irgi rekomendavo tuo metu Eimantas Gudiškis iš tikrųjų tuos padukus. Ir iš tikrųjų ne kartą su pačiu Eimantu kalbėjau, gal pabandysiu irgi uždėti nuotrauką ant šio video, kaip atrodo Eimanto spec padukai, bet jisai jau darėsi pas ortopedą. Tai irgi, jeigu turit galimybių, tai irgi rekomenduočiau, aišku, nueiti pas ortopedą, pasitestuoti. Ir netgi jis pats pasidarė specialius padukus ir ne vieną porą jų turi, kadangi daug mina. O mano rekomendacija tai būtų pasitikslinti, pasiklausti parduotuvėje, pasižiūrėti su Bikefiteriu tų pačių, kokie jums padukai tinkamiausi būtų jūsų pėdai, pasitestuokit ir tikrai neužmirškit šito fakto, nes tai pagerins tiesiog jūsų malonumą, jūsų minimą. Tikrai rekomenduoju dar kartą pasitikrinti ir rašykit, gal čia nesąmonė, aš nežinau, gal jūsų nuomonė visai kitokia, bet aš tikrai rekomenduoju dėtis šios padukus, man jie labai patiko. Ir nieką kitą nekeičiu, bet jau matau dėvėsi, tai reikės vėl atsinaujinti. Bet jūs rekomenduokite komentaruose, kokiuose parduotuvėse jūs pirktumėt, ką dabar naudojat, o gal čia iš vis, sakau, nemanot poreikio, kad čia reikia kažką keisti, kaip perki batus už 300 eurų, kur šitais pas jūs 300 eurų. Bet aš rekomenduoju netgi perkant už 300 eurų, už 200 eurų pasitikrinti ir pasikeisti padukus, nes tai bus standartiniai. Kaip ir sakau, greičiausiai netinkantis niekam. Tai skatinu, komentuokit, rašykit ir susimatykit kokią kitą temą pasiūlykit. Čiau!